Atvykome švęsti mišių aukos. Vadinasi, netrūkstame nuo tos kasdienybės, kurioje dažnai pilna mirties ženklų. Ir atėjome išpažinti, kad mūsų tapatybė būti prisikėlimo žmonėmis, ateities žmonėmis. Taigi prisikėlimas yra gyvenimo tęsinys. Prisikėlimas tai ateitis. Taigi susirinkdami šiandien čia mišiose girdės vieni kitas. Ir todėl mes prisimename laiške žydams pasakytą, kad dabar jau nebereikia jaučių, ožių ar avių kraujo, mes turime vienintelį avinėlį, teisų į Kristų, kartą Mindaugai iš Šiaulių katedros, o priminam, kad seserys tiek priešais koplyčią, tiek reikšmės gale, tiek priešais baziliką užrašinėja mišių intencijas už viso pačius, už gyvus, švęsti Kristaus auką ir kartu prisimenant jūsų žmonių reikalus ir jie suvienyti su Kristaus auka ir kančia. Taigi tampa jau ne mūsų, bet visos bažnyčios Kristuje auka. Reikšmėje klausomos išpažintys pasinaudoti galimybę atlikti bazilikui koplyčiai, taip pat jeigu mes vadovamos kraujo donorystės centro palapinėje, atliksite milžinišką darbą, kuris galėtų išgelbėti. Išminties būste, mūsų linksmybės priežastie, dvasios siekte, garbės siekte, įstabusis maldingumo ryte, išminties soste, mūsų linksmybės priežastie, dvasios siekte, garbės siekte, įstabusis
Nėra jo, žinok, aš manau, kad jinai važiavus, nes jinai važiavo šiuo metu nuo ryto viskas, taip čia Sūnus, Marijos tai atveria kelius, mus nuplovė malonių lietus. Tu palaiminta tarp moterų, užtat ir nepalik vienų. Tu palaiminta tarp moterų. Tai galimybė paaukoti, padovanoti kraują, kuris gali padaryti stebuklus ir padovanoti gyvenimą. Šiais galia yra ir valandinės su visomis svarbiausiomis religiškomis veikybos, kuriuose galime įsigyti knygus ir vėliau